Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara klinika išrankiausiems. Labas vakaras. Sveiki visi, kas įsijungėte 2TV ir žiūrite mus kiekvieną antradienį Merginos prie vairo laidoje arba įsijungėte mūsų YouTube portalą ir žiūrite laidas ten. Šiandien mes vėl turime naują automobilį, kurį ir išbandysim. Taip, ir iš tikrųjų labai nekantraujame, nes tokio automobilio dar nesam bandžiusios. Taip. Tai yra Lexus RX Hybridas Turbo Sport Plusas. Atlankiai didžiuliai. Tai tikrai yra didžiulė. Monika didžiulė. Taip, moto. Veidrodukai. Žinai, būna, kur ten vos keliom rankom galima juos apdengti, o čia tokie vidutiniško dydžio. Man tai normalus veidrodėlis. Normalus, tai va taip sakau, nieko per didelio. O galas kaip ryklio priekis. Nu tikrai. Ką ne, pasižiūrim. Atidariau. Didžiulė. Seksulka. Bet tikrai didelė labai bagažinė. Nice. Jo, daug vietos, daug galima susikrauti daikčiukų. Va, bet pažiūrėk, kaip viskas pagaliau tvarkingai. Aišku. Taip ir pakelk. Bet kažkaip ne visuose tai būna. Tu pažiūrėk, tu gali viską gražiai susidėti. Padaryta, čia gali dar prieskonių užsitikti. Taip, prieskonių, grilis, vienu žodžiu. Čia ta virtuvė. Čia virtuvytė galim pasidaryti. Čia galėtų būti kaitlintė. Čia man atrodo, kad čia yra koks nors akumas. Tai. Nu, nesibrausiu. Va, sėdynių mygtukai atlenkimo yra puikiausiai. Taip, galima. Nu, ne, bet lenkinėjom viskas, aišku, kaip čia yra. Čia dar turbūt galima pasikabinti. Va, žiūrėk, padarytas kabliukas, max 4 kilogramai. Bet kaip faina, kad užsilenkia jo. Smagiai visai. Bet čia tikrai didelė bagažinė. Fainai, jo. Grąžinkim atgal. Ir spustelkime. Čia užrakinimas. Nu va. Eikime į galą. Nekantrauju pamatyti, ar šis automobilis yra talpus ne tik bagažinės atžvilgiu. Koks selonas. Palauk, čia mes iš karto turim irgi. Gali, jeigu Palauk, aš tavęs dabar neprispausiu. Žiūrėk. Matei? Max čia yra, ar ne? Ne, aš galiu pilnai nulenkti. Eik, tu savo, tai suzuoji, kiek tada vietos automobilį yra. Tik žinai, ką bagažinę truputėlį pamažina, nes jo, nes yra nuolydis, jo. Kupų galima vadinti, ar ne, Marija? Kupas tikriausiai, tai. Pažiūrėk, kaip gražiai, va. Mygtukas ir... Šitas viskas puikiai. Super. Labai graži spalva. Man jau pavargo ranką spausti. Iškart pagyvina automobilį. Bet pažiūrėk, čia yra ir veliūras, ne? Alcantara. Čia yra mygtukiuks. Va. Pup, pasidedi, atsigeri. Guminukam. Žodžiu viskam, kam tik norit. Ir vieta. Nemeluosiu, iš tikrųjų mes jau sėdėjom priekyje su Dalyte. Dalyte. Atsiprašau, su Monikyte. Su Monikute jau sėdėjom priekyje ir čia yra mano patogus sėdėjimas ir tikrai yra sočiai vietos. Nepasakyčiau, kad mano vaikas čia neužmestų kojų, bet vietos tikrai nemažai. Gale vedinamos sėdynės, tiek šildomos, tiek vedinamos. Nice. OSBC laidžiukai. Ir nėra, kad čia būtų negražu, kaip kitose automobiliuose, kad būna. Čia mes dar turime rozetę. Taip. Čia yra rozetė, gali dirbti. Va.
neturime tinklelių, ačiū Dievui. Turime šviesytę ir visai simpatiškai atrodantį priekį. Ten ir keliaujam. Įsėdom. Oh my god. Pirmą kartą gaunam tokį servisą. Tai liuksiškas servisiukas. Tai mes turime mineral water. Pagal ūgį atmatuota. Taip, žiūrėk, rimtai. Jo. Fainiai. Tarsi, vandenukas, atsigerimai, šiaip atrodo kaip distiliuotas vanduo kažkodėl. Bet žinok, mane vis tiek papirko, ne šitie dalykai, mane spalva papirko. O čia yra Japanese refreshment towel. Tai yra japoniškos rankšluostukai rankelėm nusivalyti tikriausiai, arba čia dezinfekuotis. Ne, manau, reikia pradžioje mums nusivalyti rankas, kad mes galėtumėm čia viską liesti, čia buvo su tai. Arba nusiprausti. Nusiprauskit prieš atsisėdant, tai šį prabangą automobilį. Bet šiaip kaip viskas gražiai. Labai aš nekantrauju užvesti. Kur čia tas? Pažiūrėk, kur yra power. Ir kokio planšetė, kokio dydžio. Nu, žinok, kol kas patinka. Viskas gražiai. Šiek atsidaro daikta dėžiukė. Tik žinai, ką žinau, man atrodo, kad jinai ir iš tavo pusės gali atsidaryti. Taip, labai patogu šitas. Patogu tiek keleiviai, tiek vairuotojai, jeigu nori. Va, mūsų ta rankenėlė vėl. Šita vieta pagaliau neblizganti kažkokia, tiesiog ogi galėjo va tokį va blizgutį uždėti vėl, kuris braižosi, kuris matosi visi piršteliai atsilupę. Oho, pakrovimas. Pažiūrėk kaip jo. Wow. Wow. USB-C, čia dar yra tas prikūrkė. Čia per tamsą čia USB-C. Visko yra ir nu labai daug. Kaip tavo vairas? Man biškelį vairas, norėsiu, kad gal jisai būtų truputėlį gražesnis. Šitos plasmasės man labai keistai. Jo, jos galėtų, jeigu jos būtų, jos padarytos aišku matinės tam, kad tikriausiai neapsiterliotų. Bet jeigu būtų blizgios, sakytum, kaip terliojasi, kaip braižasi, tai jos padarytos matinės ir kažkaip man nėra, kad labai trukdytų, bet būtų gal įprastesnis vaizdas, jeigu sportinis vairas ir būtų sportinis, žinai, šitas visas variantas. Bet šiaip man gražu. Šiaip nustebau, aš nesu mačiusi interjero šito. Čia įsideda kokias tai kortelės. Nu tai ką, reikia bandyti važiuoti. Ir garsiuką turi. Turi garsiuką. Bet čia mes kokį modeliuką turim? RX Sport plus Turbo, kažkoks, žinau, kad Turbo Sport Plusas yra. Tai sportinis visureigiukas, taip, hybridas. Pažiūrėsim, kas sugeba, ar japonai gerą automobilį pagamino. Bet va, prasideda tik biški viršį, porą kilometrų viršį, jau pyp. Saugus automobilis, neleidžia pasileisti plaukų. O gaila. Bet tai, kad ir mūsų kelių ženklai ypatingai leidžia pasileisti plaukų, mes Lietuvoje, čia nebent tu keliausi kur nors į užsienį. Žiūrėk, čia yra mikrofoniukas, ką jis duoda. Hi! Sorry, I'm having trouble understanding. Nebesupranta net žodžio hi, tai bet nesusišnekėsim panašu. O gal čia Open the window. Marija, jeigu per lietų atidarys visus langus, nebus labai smagu per lietų. Kažkaip šilto koką man čia joje. Tik tai šitoj vietoj pipsiukas yra kaip pritildytas šitas pipsas. Koks vainas. Man tai žinai, kas labai patinka, kad yra tie pagrindiniai dalykai, pavyzdžiui, jeigu tau staigiai reikia įsijungti langų šildymą ir taip toliau. Ir garsas, viskas, kas reikia, yra išvesta į toks, kaip čia, nors planšetė, bet viskas labai akivaizdžiai iš karto yra. Jo, puikiai pagalvota, puikiai apmąstyta. Va šitie, žiūrėk, gal keistokai dabar jau, bet ne? Neužkliuvo. Mes bandysime kažkur sustoti ir išmėginti šio automobilio. 0-100. Bandysim pamušti gamintojus. Kartais tai pavyksta, nes šiaip gamintojas rašo, kad automobilis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 6,2 sekundės. Pažiūrėsim. Čia šlapia tik tais, kad labai. Tai bandysim. Už rekordus. Dabar galim. Varom! Nebegalim.
mes būsim čia. Kas norit, žinot, kur mus rasti. Wow. Garsas tai geras. Aha. Yra. 100 kilometers. 6,2? 6,42. 6,2 gamintas. labai gerai. Taip, labai puikiai gerai. pasirodyta. Gerai, Šiaip geras visas, žinai, kas blogiausia. Labai nesijaučia greičio. Labai. Bet kaip jinai aršų garsą skleidžia. Nes iš karto čia užsidega power. Oho. Gerai, svarbiausia, aš manau, kad geresnėm oro sąlygom ir Būtume lygesnėm lygiai kely būtumėm arba lygiai, o gal net ir pamušę iš tikrųjų. Gal. Nes pažiūrėk, kaip mes Jeigu greitai iš nuokalnę varytume. Ne, bet turiu minį, mesgi dar išsukinėjom. Taip, mes dar O išsukinėjom. be išsukinėjimo, tai čia viskas būtų iš šalikėlės labai gerai. Puikiai. Vertas dėmesio dalykėlis, sakyčiau. Žinok, keistai va šita vieta. Atrodo toks jausmas, kad norėtus, nes va šitas labai yra toksai didelė nejutau, atrama. matai. Man tai net norisi, aš tai pagalvau, kad čia gal net porankiai tie yra, kur, žinai, tu gali išskleisti. Čia, kad galėtum raut, va taip va. Oi, kaip smagu. Žinok, tikrai smagiau, kai tu vairuoji. Na tai. Ha. Bet kartais taip nesijaučia. Kartais yra automobilio, kur tu prisėdi prie vairo, paspaudi ir vis tiek, nu, Ir vis tiek tas gal visai nieko, bet tikrai ne tas. O šitas tai labai Garselis, ne? Patinka. Aha. Man Toks irgi. riaumojantis. Nu. Bet tas automobilis, kur man netrūksta šviesios spalvos, nes yra va šita Aha. bordo ir jinai labai užpildo. Ir, žinai, tu gali dar ir nebūtinai bordo naudoti, manau, kad yra kitokių spalvų opcijų, tai tu gali kitokį padaryti. Man gal čia dar norėtųsi kokio nors panoraminio stogo. Bet aš nebejoju, kad yra tokia galimybė. Tikėtina? Už vaką. Kaip ten? Akių nebeslėp naktyje, jausmų neskandink tyloje. Girdžiu tavo balsą sakti ir jaučiu. Ir čia tik pusė garso. Aišku, jaučiu plyštų būgnelį, jeigu ant visą garsą būtų. Bet gan gražus garsas, iš tikrųjų, kokybiškas visai. Na, bet man labai vis tiek čia, jis labai toks švarus, gražus garselis ir man tokio bumsiuko truputėlį trūksta, kaip Range mes turėjome. Atsimenu, kur buvo toks, tu jauties kaip klube. Žinai, čia man tokios čia švaros jausmas yra. Tikrai ne dėl to, kad automobilis tiesiog švarus, bet dėl to, kad čia jis neperkrautas absoliučiai. Bet nėra lišnų detalių ar kažkokių pribumbasų, kurie būtų nereikalingi. Jo, Tiesiog nieko taip tokia nereikalinga. švara. Ir nuo to neatrodo kažkaip negražiau. Taip tik, sakyčiau, man tokio subtilumo priduoda. Išvažiavome į miestą pasižiūrėti, ar šis automobiliukas ir mieste geras, ne tik kelyje, greitkelyje, nes pradėjom nuo greitkelio kažkaip tai. Tai pasižiūrėkime. Neatrodo šiaip jį didelė, ne? Kad turėtų būti kažkaip Bet klausimas, kaip būtų parkuojantis, reiks pabandyti. Pabandysime. Labiausiai tai užknisa iš tikrųjų tas kelių kilometrų viršymas ir iš karto pipsenimas. Nu, tas pip, tai atrodo, kad šito operaciniai prie aparato. Lašelinės pajungtos. Na, intubuoti. aš suprantu, jeigu tu kai viršyji jau ten 10 km, tai pipsek, bet kai tau yra 50, tu važiuoji PM3, Bet žinai, bet čia pas mus yra taip Lietuvoje, bet sakau, Belgijoje, Prancūzijoje, tai yra ta taisyklė, kad jeigu tu viršyji vienu, tu gauni baudą. Įsivaizduojat? Va tai gerai lietuviai gyvenam, o skundžiamės. Tikrai skundžiamės. Tas veidas. Pažiūrėjau, orą Dieve, koks blogas tas oras šiandien, nežinau, jeigu būčiau kitur, tai gal gerai būtų, bet ta Lietuva. Vairiukas tai nežinau, man trūksta, o bet jeigu, tas apdirbimas tom siūlėm gal ir gerai, bet galėtų truputį daugiau spalvos, gal įneštų tokio gyvumo. Kad čia burdo būtų. Nu, vat kažkaip, nes kažkaip jisai toks per liūdnas. Kažkaip tu kabinėjus čia prie šitą automobilio, nesuprantu. Aš nesikabinėjau, aš prie vairo kabinėjus. Ne, man žinok, kažkaip aš nustebus, arba man čia ta nuotaika tokia, kad man tikrai jis tinka.
Bet tikrai visai neblogai. Aš atsimenu labai gerai savo emociją, kai mes įsėdom iš Škodą Enyaq. Ir man kažkai labai patiko. Ir tiesą sakant, po filmavimo aš dar paprašiau porą valandų pasivažinėti, tada jau mažiau patiko. Tai va šitas yra va tokia pat irgi, kad man visai patinka. Kad aš norėčiau porą valandų dar pasimti šitą automobilį, išsibandyti savo asmeniškai. Aš manau, kad visada gali būti geriau. Turiminėje, aš nekalbu apie čia kažkokius parametrus specialius, bet yra tam tikros detalės, kurias aš galbūt norėčiau pakeisti, nes man kažko trūksta. Bet kas liečia važiavimą, sąnaudos įdomu. Man atrodo, aš skaičiau, kad visai neblogosios sąnaudos. Tai galima pasižiūrėti ant vairo. Tuoj dabar ne. Dabar aš labai įtemptai vairuoju. Tau vis dar būti įjungus sportą? Tegul pabūna, gal biškai užriaumosiu, bet tuoj. Traukis pastatas. Kad jinai labai greitai, žaibo greičiu prilėkia. Tarsi nieko, žaibas Makvynas čia yra. Tikrai, labai greita. Greita. Aptaki, greita. Oi tu! Lexus. Finalizuokime, Marija, viskas. Aš matau, tau labai patiko. Man žinok, visai patiko. Ta prasme, nuoširdžiai automobilis, kuris pirmą kartą bandytas, atkreipta dėmesį buvo į mieste žvilgsnis tikrai, nes visai simpatiškai, bet žinai, čia tas automobilis, kuris tikrai labai simpatiškai atrodo, bet ne tas, kuris kausto žvilgsnius, kur tu, tikrai atsisukai, nežiūrėk, Niksas pravažiavo. Nebent tu esi labai gerbėjas Lexuso, bet kadangi aš tokia nesu ir nebuvau, tai po šio sakyčiau, kad mane į savo pusę palenkė Lexusas ir jeigu svarstytinas variantas galėtų būti šitas automobilis. Jo, bet kaip ir sakys, nekausto žvilgsnį, bet jisai, kai tu atsėdi už jo vairo, vairą galima turbūt šiek tiek patobulinti, bet jisai savo kokybę, tokiu patikimumu, galbūt stabilumu kelyje labai paperka. Taip, iš tikrųjų, tu saugiai ir labai gerai jame jautiesi. Tai išorė. Išorė. Kaip kažkoks įdomesnis gal nėra toks. Arba moto aš. Automobilis. Tai aš duočiau, manau, tokį stiprų 8. Aš būčiau 9 davus. Tai gali duoti? Jo, aš duočiau 9. Man visai simpatiškas, man patinka tas toks bulkotumas jo. Man patinka ir didelė bagažinė. Tai šiuo metu tai prioritetinis dalykas. Mes apie eksterjerą. Jo, bet šiaip visai man simpatiškai. Galima pažaisti, manau, kad su spalvom, nes šitas toks lietuviškas pilkasis, bet šiaip tai visai nice. Sakau, bet man tas dizainas, ypač šonas, sakau, atrodo, kad kažkas truputėlį bumptelėjo automobilį, tai truputėlį gal keistai atrodo, bet čia irgi skonio reikalas. Man gal nelabai, man griežti kampai labai patinka, bet čia man jie netaip išdėlioti, gal kaip aš norėčiau, bet vis tiek viskas gražiai. Interjeras. Aš duočiau stiprų 9, nes tikrai galima prie kažko prisikabinti kažkokias detalės, gal mygtukai kažkur, bet šiaip iš esmės tai man patinka, kad yra minimalizmas, kuris neužkliūna, kad per mažai, nes yra išvesti pagrindiniai dalykai į priekį. Nėra nieko padaryto veltui. Nei per daug, nei per mažai. Aš tau pritariu, aš irgi duosiu 9, nes yra viskas, ko reikia. Patys reikalingiausi yra mygtukai, kur tu gali vairuodamas net paspausti iš tos nuojautos ir nereikia ten ekrane bandyti kažko padaryti. Taip. Ir aišku, paperka, kad vis tiek tas sportinis stiliukas išlaikytas, gražiai padaryta, suderintos dvi spalvas, kurias tikrai galima koreguoti pagal savo stilių, aš manau, ir norus, jeigu tu nenori bordo, bet man jis čia tinka puikiausiai, tai aš tikrai sakau 9. Jo, man vidus interjeras už eksterjerą man irgi labiau patiko, tai pritariu šitoj vietoj. Emocija. Emocija man patiko, kad mes iš karto pabandėm 0-100 ir mes praktiškai pasiekėm tai, ką gamintojas ir deklaruoja savo. Taip. Ir tas smurkimas tikrai malonus ir visai nustebino. Ir sakau, kažkaip automobilis, jeigu tu nelabai turi prie ko, liaudiškai sakant, prisiknest, tai vadinasi visai neblogai yra. Tai tikriausiai gal pavažinėjus ilgiau išlystų kažkokie minusai, nes nebūna automobilių be jų. Tai va, tai aš duočiau irgi stiprų 9 už savo emociją. Man patiko. Aš važiuočiau. Tikrai. Tai nebuvo tas automobilis, kur ten žinutės emocijas milžiniškas iššaukė, bet vis tiek. Blogiausia emocija iššaukė kainą. Ašaras. Ne, viskas gerai. Tai ką? Tai 9. Turim, manau, kad visai neblogą 9. Automobilį Lexuse gavai 9. Ačiū, kad žiūrėjot. Kviečiame pasižiūrėti, jeigu nespėjote mūsų YouTube portale, suraskite URBS TV ir Merginos prie vairo visas laidas arba susitikime jau kitą antradienį, kur apžiūrėsime naują automobilį. 17 val. Tik per 2.
Adios. Iki. Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara. Klinika išrankiausiems.